Regos negalią turintis vaikinas socialiniuose tinkluose pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame pasakoja apie savo patirtį naktiniuose klubuose. Dažnai juos yra neįleidžiamas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tvirtina, kad tai galima vertinti kaip diskriminacija dėl negalios. Danielius gyvena ne kiek neprasčiau nei kiti, bet bandymai pasilinksminti naktiniuose klubuose dažnai baigėsi prie durų. Tiesiog neįleidžia bent jau taip sako, kad dėl aklumo. Jam atvykus ir su matančiais draugais, jis vis tiek susiduria su apsaugos darbuotojų diskriminacija. Aš einu dažniausiai su matančiais draugais, ar tai draugėm, jos einu su tai žmonėm, kurie žinau, kad 100% visą laiką viena akim mane stebi. Danielius visada bando išsiaiškinti, kodėl yra neįleidžiamas. Paskutinį kartą, kai ėjom į klubą, tai irgi tiesiog sako, neįleisim. Sakau, kodėl? Tiesiog, kad nematai. Nenorim įleisti, viskas. Jie nesivelia labai į kažkokias diskusijas ten dėl ko, kaip, kas. Aklųjų ir silpnaregių sąjungos prezidentas Paulius Kalvelis sako, jog konfliktai dažniausiai kyla iš nežinojimo. Žmonės kartais nėra susidūrę su negalia ir nežino, kaip reaguoti, ir jie pasirenka jų manimų saugesnį kelią, kad neįleisti. Vaikinas mano, jog tokioje aplinkoje yra suabejojama jo blaivumu, mat jis negali išlaikyti akių kontakto. Nepagaunu akių kontakto, tai jie gal galvoja, kad esu apsivartojęs kažko, bet mes iš karto pasakom, kad ne, aš tiesiog nematau. Ir visi įrodymai yra dažniausiai kišenėse, žinot, ir neįgalumo pažymėjimas. Lankymasis naktiniuose klubuose daugumai suteikia gerų emocijų, bet Danielius jaučiasi kitaip. Toks diskriminuojantis. Būna kažkoks viduje minimalus toks pažeminimas. Aš visiškai toks pats žmogus. Aš visiškai taip pat orientuojusi ir daug net atsargiau kartais elgiuosi, kaip nematau. Nors ne visi klubai atsisako jį įleisti, yra vietų, kur situacija nuolat kartojasi. Ir tam tikros įmonės, kur atrodo išvien kokias per šitus 2,5 metų, kai pagalvoju atgal, yra viena įmonė, kuri atrodo viskai tai patys dirba ir kokias 4 kartus neįleidžia. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba tvirtina, jog tokio atveju užfiksuota dar nebuvo, tačiau skundų apie diskriminaciją dėl negalios gauna. Tarnyba sulaukia kartais ir skundų ir paklausimų apie tai, kad žmonės su įvairiomis negaliomis yra neįleidžiami, ne tik į pramogų vietas, bet ir į kitokias paslaugų vietas. Diskriminacijos pažeidimų naktiniuose klubuose būna. Jų pasiteisinimas taip rūpinasi turinčiojo negalią saugumu, tačiau klubas pats to nuspręsti už žmogų negali. Dažniausiai tarnyba taiko rekomendacinės priemonės ir siekia, kad tokie atvejai nepasikartotų, nes baudos įmonių negąsdina. Įmonė arba įspėjama, arba yra siūloma nutraukti lygias galimybės pažeidžiančius veiksmus ir toliau yra bendradarbiaujama su ta įmonė priima